Tai gal ir pradėkime tada mūsų susitikimą. Tai viskas yra paruošta, mano misija tik tai įvesdinti žmogų, kurį jūs ir taip jūs visi žinote ir pažįstate. Tai gerbiama Jūratė, kuri išleido savo knygą apie Kryžiaus Joną, apie kelionę ir apie tas kryžkeles, apie kurias tikiuosi, kad sužinosime daug daugiau gyvenimo kryžkeles, apie tai, kaip reikia dėti parašus tamsoje, kaip ir Kryžiaus Jonas, ar ne? Kas norėsite, turėsite galimybę įsigyti knygą ir prieš tai buvusią Teresės Avilietės 17 miestų vos nepadauginau netyčia. Bet žinot, kad čia Teresės dvasiai būtų, nes jinai labai mėgo dauginti ir steigti tos vienuolynus ir statyti, kas buvo tais laikais sunkiai suvokiama ir neįtikėtina moteris. Tikiuosi ir apie ją šiek tiek išgirsime, šiek tiek, ar ne? O paskui galėsime pabaigoje, po pristatymo, tą laiką tokiem pati šauniausia dalis yra klausimai. Klausimai yra arbata. Bet tada ir prasideda tikrasis pristatymas ir gyvenimas. Tai perduodu jums žodį. Labai ačiū. Pirmiausia, už šitą galimybę Ramintojos bažnyčioje, šitoje salėje. Tikrai susitikti su jumis, tikrai didelė šventė. Ir čia kaip pastebėjo Karmen, sako labai gera vieta, pasižiūrėkit, kiek kryžių. Tai čia apie Kryžiaus Joną kalbėk yra pats tas erdvė. Tai dabar ilgai nedelsdama, nes tikrai nenoriu užtęsti. Tai noriu truputėlį pristatyti Kryžiaus Joną, kokiu būdu atsirado knyga ir paprovokuoti. Tai turėkite galvoje, kad čia tuoj prasidės provokacijos, nes pagal išsilavinimą esu žurnalistė, tai man priklauso provokuoti, ar ne, kitaip nemoku. Tai ir leiskimės į kelionę. Taigi, dar šokom atgal. Tai dabar čia, kodėl ta knyga pasirodė taip vėlai, tai čia ta virtuvė bus dabar kūrybinė, ar ne, autorės. Tai visų pirma, kyla klausimas, čia apie visą šitą seriją, nes dabar jau serija Šventoji Ispanija turi 4 knygas, ir kyla klausimas, kam šiais laikais apskritai pasakot apie šventuosius, apie šventą žmogų. Nes, yra toksai kaip stereotipas ir supratimas, kad šventas žmogus yra nuobodus. Ir dabar, kai yra tiek gražių influencerių, ar ne, sportininkų, politikų, kultūros veikėjų, kurie nėra nei asketai, nei ten mus kritikuoja, kad mes čia gavėnioje kaip nors nesusilaikom ir panašiai, nes nepatogus žmonės yra šventieji. Kam pasakot apie šventus žmonės, nes jau 4 knyga. Tai čia įdėjau tokią nuotrauką, kur tiesiog matosi, kaip žmonės ignoruoja Kryžiaus Joną, tiesiog norėjau jūs paprovokuoti irgi. Šita nuotrauka yra daryta mieste, kuriame Kryžiaus Jonas mirė, tai yra Ubedos miestas. Ir ten jam, aišku, miestas didžiuojasi, kad ten iškeliavo, gimė dangui bažnyčios mokytojas. Ir šiaip tai mažai kas žino, vienas genialiausių ispanų poetų, jis yra ispanakalbių poetų globėjas ir Ispanijos aukso amžiaus vienas geriausių poetų. Eilių nedaug, bet jos tokios kokybės, kad pripažįsta ir netikinti žmonės. Pasistatė jam tą gražų baltą paminklą, kur ten Kryžiaus Jonas kaip tarsi kyla į dangų. Atėjau aš jo nufotografuoti, kaip ir turi būti, nes knyga iliustruota, nuotraukos ten reikėjo apvažiuoti tos miestus visus ir parodyti, atnešti miestus, bent jau vaizdą skaitytojui arčiau. Atbėgu fotografuoti, o ten aplinkui sendaikčių turgus. Stovi tas Kryžiaus Jonas, aplinkui žmonės uzbonai, paveikslai, statulėlės visokiausios, ten iš Kinijos produkcijos visokios. Niekam ten jis neįdomus. Tai toks truputėlį apleistas, galvoju, taip, šventas žmogus šiais laikais nėra įdomus. O gal ne taip? Ir čia tas klausimas irgi kilo, kai važiavome piligrimystę. Ir tada man labai padėjo Chestertonas, irgi žurnalistas, kolega, tai aš jį labai mielai skaitau, ypač tėvo Brauno istorijas, kurios yra detektyvinės, bet kiekviena iš jų turi užtaisą kažkokį. Ir yra viena tokia istorija, kur jisai kalba su kriminologijos profesorium. Ir kadangi tėvas Braunas yra labai geras bylų sprendėjas, ar ne, geras detektyvas, tas profesorius sako, nejaugi netikite, kad kriminologija yra mokslas. Ir tėvas Braunas kaip ir sutinka, sako, nesu tikras, bet ar jūs tikite, kad hagiologija yra mokslas? Tai šventų dalykų, šventųjų ir panašių studijos. Matote, tamsiaisiais viduramžiais gyvenę žmonės stengiasi kurti mokslą apie gerus žmonės. O štai jūs švietėjai domitės tik mokslo apie blogus.
Tai va, tai aš tiesiog domiuosi mokslu apie gerus žmonės ir kviečiu su jais susipažinti. Tai čia dėl to ir į piligrimystės važiuojam paprastai, kad mus domina geri žmonės. Šventas žmogus yra tiesiog geras žmogus, paprastai kalbant. Bet tada atsirado kita problema. Kaip papasakoti apie šventą žmogų? Ir va dėl šito klausimo, dėl šitos problemos aš knygą pridaviau mėnesių vėliau. Nes, kaip atsitinka rašytojams, aš buvau užstrigusi, tai man čia pirmą kartą tokia patirtis, man dar taip nebuvo, nes šį kartą aš susidūriau su personažu, kuris yra, šventas nuo lopšio, ar ne, toks žmogus, ne taip kaip šventa Teresė arba šventas Ignacas, kurie jaunystėje, paauglystėje turėjo savo tokių labai vingiuotų kelelių, ir tada nuo ten pradedi rašyti ir jau įdomu, kad tokie žmonės tapo šventaisiais, jau yra tasai konfliktas. Vidinis konfliktas, apie kurį galima rašyti, nes 20 amžiuje įprastas būdas vidiniai herojų konfliktai. Ir čia aš pacitavau Jurgą Ivanauskaitę, amžinatilsį šviesios atminties, mūsų rašytoja, kaip jinai rėmė prie sienos Dalai Lamą. Sako, jūs budistai liepėt atsisakyti ego. Bet sako, kaip aš tada rašysiu? Kaip gali rašytojas rašyti, jeigu ten viduje viskas neverda, nekūpa? Tai va, ir susiduriu aš dabar su Kryžiaus Jonu, vėlgi, kuris, toks hermetiškas žmogus iš tiesų atrodo, šventas nuo lopšio, ar ne? Mama sako, kaip angelėlis paliudijo, kad jis buvo vaikas. Paskui vienuolė žiūrėjo, kaip jis bažnyčioje patarnauja, sako, jei koks šventas berniukas. Galvoju, paauglystėje turėtų būti medžiagos, paauglystėje yra toks laikas, kai, maištas, viskas, galvoju, kur tas maištas. Pasirodo, Kryžiaus Jonas vėl kaip nežmogus, jis tuo metu slaugė ligonius, jisai tarnavo baisiausioj savo miesto ligoniniai, kur buvo užkrečiamomis ligomis sergantys ligoniai suvežami. Nes jo paauglystė praėjo mieste, kur vykdavo tarptautinės mugės, daugybė žmonių praeina pro tą miestą ir aišku, užkrečiamos ligos, o 16 amžiaus vidurys yra sifilio epidemija visoje Europoje. Nelabai aišku, iš kur atsirado, kai kas sako, kad mes nuvežėm į Ameriką gripą, o parsivežėm sifilį, apsikeitėm vienu žodžiu, ten išmirė ir čia išmirė žmonės. Bet ta liga kėlė siaubą tuo metu, nes žmogus gyvas būna, tai tuos ligonius suvežė į atskirą ligoninę ir Kryžiaus Jonas, jaunas, neolikinis, jisai ten dirbo, jisai juos slaugė, tuos, prie kurių niekas net liestis nenorėjo. Tai tokia paauglystė. Ir toliau jo gyvenimas eina ir jis toliau toksai šventas. 21 metų įstoja į vienuolyną, paskui susitinka šventą Teresę, nusprendžia kurti dar griežtesnį vienuolyną. Ir kitko, čia vėlgi tas vienuolynas pirmasis basųjų karmelitų buvo įkurtas šitoj vietoj. Tai dabar šita nuotrauka, kur čia jūs dabar matot, irgi matot Kryžiaus Joną centre, toks labai labai vienišas jis yra šitoj nuotraukoje, tai čia irgi yra istorija. Nes, pasižiūrėjau Google, kad yra tokia nuotrauka, kad reiškia, kad yra tokia skulptūra, ar ne, kur Kryžiaus Jono įsteigto vienuolyno vietoje. Galvoju, būtinai reikia nuvažiuoti, aplankyti tą vietą, aišku, nufotografuoti, kaipgi knygoje nebus. Mes važiuojam, ieškom tos skulptūros, kažkokią fermą, mes pravažiuojam sau ramiai, Google'as rodo, grįžta atgal, mes grįžtam atgal, nieko nerandam, paskui pradėjau tarp tų fermos pastatų ieškoti, kai tikrai atrandu, yra Kryžiaus Jonas. Pamokslauja tarsi kryžių iškėlęs. Aplinkui nieko, stovi traktorius, stovi pastatai kažkokie sandėliai, net karvių nėra. Šventas Pranciškus pamokslavo žuvims, tai galėtų karviams pamokslauti, nėra net karvių. Tai vadinasi, toks visiškai vienišasis. Tai čia apie šitą nuotrauką. Bet ką aš norėjau pasakyti, kad iš tiesų šitas žmogus praėjo per gyvenimą, toks labai jau idealus, nėra už ko užsikabinti, ieškant to vidinio konflikto. Ir tada atsakymas atėjo labai netikėtai per Hermaną Hesę. Reikėjo man atgaivinti vokiečių kalbą, pradėjau skaityti dar kartą Stiklo karoliukų žaidimą, matau, kad čia yra mano kartos žmonių. Ar prisimenat universitete, kaip ta knyga ėjo per rankas ir kaip mes ją godžiai skaitėm? Knyga plyta, plyčiausia, didžiulė plyta. Ir dabar, kai dar kartą perskaičiau, aš buvau visiškai pamiršus, jau pačiam įvade Hesė sako, kad jisai užsibrėžė rašyti fiktyvaus personažo biografiją, reiškia ordino magistras, ten toks visiškai sekuliarus ordinas, žaidimo teorija ten jie užsiima ir panašiai, bet tas ordino magistras yra šventas nuo lopšio. Ir jis tiek šventas ir be konflikto, kad jis netgi tėvų neturi.
Nes dar vienas konflikto šaltinis dabartiniuose romanuose, jūs pažiūrėkite, yra santykiai su tėvais. Tai Hesė, kad išvengtų šitos problemos, jisai kūrė iš karto personažą, kuris yra našlaitis. Iš karto suranda savo kelią, jokių meilių, pirmųjų nieko ten nėra, jisai įsimyli muziką, ar ne, įsimyli muziką, susitinka seną ordino magistrą, paskui jį nuseka į ordiną visą gyvenimą, ištikimai ten gyvena, vadovauja. Šventas žmogus. Ir Hesė sako, yra antras būdas rašyti biografiją. Sako, kai žmogus yra vientisas, kai jis yra idealistas ir principingas, tai jis, kai eina per gyvenimą, tai aplink jį viskas kibirkščiuoja, nes jis neina į kompromisą. Jeigu kažkas blogai, jisai sako, kad blogai, ar ne? Tai konfliktų visiškai užtenka dėl to, kad yra didžiulė trintis su aplinka. Tas žmogus per daug nepatogus yra, ar ne? Tai Kryžiaus Jonas buvo toks žmogus ir iš tiesų, kai aš pabandžiau pasakoti tokiu būdu, tai tikrai medžiagos užteko, dar būtų ir didesniai knygai užtekę, bet tiek to čia nereikia kankinti žmonių. Tai pagal tuos jo konfliktus su aplinka ir parašyta šita knyga, reiškia biografija Kryžiaus Jono, būtent per trintį su aplinka. Tai dabar trečias klausimas, į kurį turėjau atsakyti, sėsdama rašyti šitą knygą, tai apie šventą žmogų aišku reikia rašyti, nes geras žmogus. Kaip rašyti? Tai viskas aišku, nes geram žmogui pasaulyje blogam gyventi nėra gerai, ar ne? Bet kodėl būtent Kryžiaus Jonas? Ir čia vėlgi labai įdomus dalykas, čia ta pati skulptūra, kur stovėjo tarp uzbonų, ar ne, visų ignoruojama. Ir aš pasižiūrėjau, sakau, kokius atsakymus kiti duoda. Nes aš buvau jau nusprendus, kad rašysiu apie Kryžiaus Joną, nes bažnyčios kalendoriui šitie metai yra jubiliejiniai, Švento Kryžiaus Jono metai. Tai kadangi visas knygas stengiuosi rašyti, taikydamasi prie bažnyčios jubiliejinių metų, to grafiko pavadinkim, kiek su Ispanija susijęs, tai 26 metai yra Kryžiaus Jono metai, štai žinojau, nes 300 metų nuo kanonizacijos ir 100 metų nuo paskelbimo bažnyčios mokytojų. Tokia graži data. Ir dar čia beje, 400 metų nuo karmelitų, basųjų karmelitų atvažiavimo į Lietuvą. Kai eisit pro Šventos Teresės bažnyčią, pasižiūrėkit, ant sienos graži bronzinė plokštė, 1626 metai. Tai šitie metai labai ypatingi yra karmelitams, o Lietuvos karmelitams dar labiau. Ir tada radau du atsakymus, dviejų autorių atsakymus, abu rašė biografijas. Tai vienas iš jų, tikrai mane šiek tiek sukrėtė, noriu užtat ir pasidalinti. Tai yra Alison Pierce, va čia britų autorius, jis parašė Kryžiaus Jono biografiją Ugnies dvasia. Čia yra vertėjas, reiškia, pirmasis, kuris vertė praeitame amžiuje, dabar jau 20 amžiuje, Kryžiaus Jono veikalus į anglų kalbą. Ir jis nusprendė parašyti Kryžiaus Jono biografiją. Bet kas matot, pažiūrėkit, kuriais metais parašė tą biografiją. Tai yra 1943 metai. Britas. Tai čia yra tie metai, kai dar buvo absoliučiai neaišku, kas bus su pasauliu, ar ne? Tai dabar mes atsigręžiam atgal. Taigi viskas aišku. Blogiečiai visada pralaimi. Taigi tą Hitlerį sutvarkė, nieko čia tokio, viskas labai aišku. Bet mes dabar gyvenam tokiais laikais, kai vėl stovi pasaulis ant labai keistos briaunos ir mes nelabai žinom, ar taip jau aišku, kad blogiečiai visada pralaimi. Aš nežinau, čia filmuose tai taip ir tai ne visada. Bet vėlgi tie mūsų laikai yra tokie panašus, kai aš pasižiūriu, kaip tada, kai Alisonas Piersas, vertėjas, nusprendė reikia Kryžiaus Jono biografijos. Vat būtent tada, 43 metai. Tai tokia keista paralelė. Ir dabar jisai sako, kodėl reikia Kryžiaus Jono, jo laikais. Tai mes gal kažką savo prisitaikysim. Dėl to, kad Kryžiaus Jonas atkuria visagalio Dievo paveikslą pasaulyje, kuris šį supratimą yra beveik visiškai praradęs. Kai vyksta tokie dalykai, kai įsijungi vakaro žinias ir nebesinori po to gyventi, tik į lovą įlyst, apsiklot su galva, ar ne, ir pagalvę ant viršaus užsidėti. Taip, sunku patikėti, kad šitą pasaulį Dievas vis dar vairuoja, kad jis nenumetė čia mūsų tų visų reikalų ir neišėjo pas geresnius kažkokius žmonės. Tikrai, tas visagalio Dievo įsikišimu šitam pasauliui sunku tikėti. Ir matosi, kad Alisonui Piersui irgi buvo sunku tikėti. Ir jisai ieškojo atsakymo pas Kryžiaus Joną. Ir turbūt rado. Nes vertėjas yra tas žmogus, kuris perskaito knygą atidžiau negu bet kas kitas. Antra priežastis, anot šito britų autoriaus, kad Kryžiaus Jonas yra realistas.
Jis nepuoselėja jokių patogumą teikiančių iliuzijų nei apie save, nei apie žmoniją. Kryžiaus Jonas žino, kad žmogus mažų mažiausiai silpnas. Ir kad iš žmogaus tikėtis, kad jisai pasielgs gerai, taip kaip turi pasielgti, idealistiškai, čia yra pavojinga iliuzija, ar ne? Žmogus greičiausiai pasielgs taip, kaip visada, ar ne? Čia yra kaip tas priežodis reiškia. Norėjom kaip geriau, išėjo kaip visada, ar ne? Kryžiaus Jonas sako, išeis kaip visada. Nesitikėkit, kad bus geriau. Žmogus yra koks yra, žmogus yra sužeistas. Ir šitoj vietoj Kryžiaus Jonas yra labai realistiškas. Ir dėl to jisai daugam gali pasirodyti, neskanus, nes daug geriau, kai tau ateina ir sako, oi, kaip tu čia moki, kaip tu čia gerai viską darai, o čia kuo toliau, tai dar toliau geriau bus. Ir apskritai čia mes pažangiai gyvenam, tai čia tas mokslo pažanga tik vystysi, santykiai megsis, gyvensim taikoj, kuo toliau, tuo prabangiau, tuo bus geriau. Prisimena, čia prieš COVID labai buvo populiaru. Nėra taip, Kryžiaus Jonas yra realistas, sako, nebus geriau. Kokie esam, tokie esam. Reikia įsikibti to visagalio Dievo ranką, kitaip niekaip. Nėra iliuzijų, tai čia labai svarbu. Ir trečias dalykas, sako, manau, kad suvokia šventojo mokymą, nuoširdus mūsų laikų krikščionis apsidžiaugs jo griežtumu. Jis nevynioja į vatą Kryžiaus Jonas ir, kaip sakiau, jis neieško lengvo kelio, nėra plačių vartų krikščionybei, nėra kitų vartų išskyrus kryžių. Ir tai yra bloga žinia, jeigu tikimės lengvo gyvenimo, bet tai yra gera žinia, nes jinai dera prie gyvenimo. Kai pasižiūri iš tiesų, bet kaip per gyvenimą eini žmogus kaip per gruodą, atrodo viskas gerai, tada būtinai kažkas pasigadina, ar ne? Tu supranti, kad tokia yra tiesa. Jis nemeluoja. Jis griežtas, bet jis nemeluoja. Tai va, 3 šitie dalykai, dėl kurių Alisonas Pirsas manė, tais laikais, labai tamsiais, kad Kryžiaus Jonas reikalingas. Sakau, pasiieškosiu kažko naujesnio. Yra dar viena Kryžiaus Jono biografija. Toks Ianas Matthew, airis, basasis karmelitas, parašė Dievo įsiveržimas, labai gera knyga. 2019 metais, dar prieš COVID-ą, ar ne? Tai čia vertimas, tai parašyta dar truputį anksčiau. Tai kai mes išgyvenom tą nuostabų optimizmo laiką, kai viskas dar, kai mažas virusiukas mūsų neuždarė 3 mėnesiams į karantiną, kai buvo taika, kai rusai važinėjo ir į Lietuvą kaip turistai, ir į Ispaniją, ir labai domėjosi kultūra, atrodė viskas nuostabu, ar ne? Tai dar tais laikais jisai rašė. Ir sako, kad didžiausia Kryžiaus Jono dovana, kad jis ne tiek paaiškina, ką turime daryti, ar žemėlapyje parodo tikslę mūsų buvimo vietą. Čia nėra taip, kad pasitikrini, kiek tu čia geras krikščionis. Bet sako, atitraukia uždangą ir parodo, kad kelionė yra reali. Kad ir kokiam taške tu būtum, tu gali ateiti ten, kur Kryžiaus Jonas kviečia. O jis kviečia į labai didelį dalyką. Nes mes pripratę, kad jis yra asketas ir visą laiką jam tai yra atsižadėjimai, nada, niekas, o jis kviečia į viską. Ar ne? Jis kviečia paveldėti viską. Kryžiaus Jono žinia yra galinga iš tiesų. Jis buvo labai godus žmogus, tarp kitko. Ar ne? Jisai ir sako, nerinkit jūs tų trupinių nuo Dievo stalo. Sako, Dievas kviečia, sėskit už stalo. Sako, jūs vaikai esat. Jūs įvaikinti esat. Ką jūs ten po stalu landžiojo trupinius renkat? O mums geriau tas žvirblis rankoje negu briedis gyrioje. Tai čia buvo šito airių karmelito atsakymas. Nes kai tu matai, kad žmogus taip tiki, kad jam tai yra tiek realu, kad jis visą gyvenimą stato besąlygiškai ant tos vienos Dievo kortos, tai tu nors trupučiuką patiki. Nors trupučiuką patiki, kad tai realu. Jeigu jam tai buvo realu, šitam žmogui. Tarp kitko, šitą ar pažįstat atvaizdą? Čia mūsiškis yra. Jonų bažnyčioje jis yra toks šokantis Kryžiaus Jonas. Aš nepatikėjau, paskui dar nubėgau, paskaičiau, apačioj nurašo, kad Kryžiaus Jonas. Tai mūsų meistrai padarė tokį visai neasketišką, bet tokį šokantį. Tai Kryžiaus Jono lyg ir reikia. Tai ką, parašau knygą, tada reikia sėsti prie pristatymo. Ir aš tvarkingai sudedu tą planą, darau skaidres. Kažkas ne taip, vis tiek nesuprantu, kaip čia trumpai pasakyti, apibendrint, kodėl jūs turit pirkti knygą? Taip trumpai tariant, ar ne, skaityti Kryžiaus Joną. Tai čia nebūtinai apie Kryžiaus Joną, kaip mano knyga, bet ir jo paties kūrinius. Ir tada vėl užstrigau. Ir kai žmogus užstringa, ką jisai daro?
nulenda į socialinius tinklus, nu ką jisai daro, nes ten va taip eini per tą ekraną, nu tiesiog, va, nu tuomet lengva, gražu, kažką veiki, bet viskas už tave nuveikiama. Ir tada man atėjo įkvėpimas, va tokiu pavidalu. Nu kaip jums? Atpažįstat? Manau, kad atpažįstat, apie ką čia kalba eina. Tai tarp kitko, tai šitą skulptūrą irgi tada susiradau, tiesiog palyginimui Wikipedijoje ieškojau, tai tarp kitko pirmą kartą išsiaiškinau, tai nėra mąstytojas. Mes pripratę, kad čia Rodeno mąstytojas, bet pasirodo tai yra poetas Dantė prie pragaro vartų. Ne prie dangaus vartų, bet prie pragaro vartų. Nu, žmogiškai kalbant, pragaras yra įdomesnis. Skaitė Dantės Dieviškąją komediją? Teko. Tai va tas žodis čia, kaip popiežius Pranciškus paragino, nu aš irgi perskaičiau, nu dangus kokia nuobodybė. Nu aš ten truputį, nu ten šviesu, kitas ratas dar šviesiau, kitas ratas dar daug šviesiau, o jau paskui ten šviesybė ir ta šviesa, nu nėra žodžių, ar ne? Nu tai aš ten truputį pasiskaičiavau, kad jeigu šventumą pasieksiu, kuriam ten rate galėčiau pataikyti, nu bet ir viskas. O pragarą pasižiūriu, taigi ten veiksmas vyksta, tengi drama, ten vienas kitas smaugia, gainiojasi, ten po purvą murkdosi, ten tie velniai visai kaip ten kankina. Nu įdomu pragaras, aš suprantu, kad jisai mąsto prie pragaro atsisėdęs. Mes nemokam įtampos kurti apie šventus dalykus, mes mokam apie blogus dalykus kurti įtampą. Bet čia aš ne apie tai dabar. Šita Rodeno skulptūra, jinai yra sukurta 1882 metais, 19 amžiaus pabaiga. Ta žmogus susimąstęs ir jam daug kas neaišku, nu bet koks žmogus jūs pasižiūrėkit. Su savivertė jam nėra jokių problemų. Tai yra toks žmogus, kuris po 30 metų sukėlė pirmąjį pasaulinį karą ir ten ėjo jaunimas su dainom į tą pasaulinį karą. Tiek savim tikėjo ir kad reikia va tuos bloguosius sumušti, tai mesgi galim, ar ne? Tai kiek jaunų žmonių nuėjo į apkasus patys, kaip savanoriai, čia buvo baisus dalykas, ar ne? Bet šitam žmogui viskas aišku, kad jisai stiprus, jisai galingas, jisai tik truputį pasimetęs, jisai mąsto, jis bando susigaudyti, ar ne, kas čia vyksta. Bet jisai ne dėl savęs mąsto, jis mąsto dėl tų kitų, ar ne, va tų, kuriuos ten stebi pragare, ar ne? O dabar šita skulptūra, kūrinys pavadinkim, yra 2025 metų, vadinasi Permastom plastika, autorius yra ispanas, Javieras Jaenas. Ir šita skulptūra, nu bent jau man, prakalbėjo apie žmogaus, kaip žmogus dabar jaučiasi. Vat po COVID-o, po to, kai karai visur, kai per žinias tokios naujienos, kai yra daugybė socialinių problemų ir nėra kaip jas išspręsti, vat ypač Ispanijoje. Nu tai žmogus jaučiasi, nu, kaip tas tuščias butelis, ar ne? Nes jūs įsivaizduokit, jeigu vandens butelis, nu čia nėra, bet jūs žinot, kaip atrodo vandens butelis, jeigu jis yra pilnas ir su dangteliu, nu, tu jo nesulamdysi šitai. Net norėdamas tu jo nesulamdysi, vien vos ne mašina gali pervažiuoti per butelį, jeigu geresnis plastikas. O šitas žmogus jaučiasi toks silpnas, toks trapus, tuščias, nu, kad net gaila, ar ne? Reiškia žmogus, kuris yra absoliučiai, nu, neapsaugotas, jaučiasi nesaugus. Ir tada dar man čia Facebookas pamatė, kad aš domiuosi, pamatė, kad aš domiuosi šitais reikalais, nu ir pradėjo mane maitinti, ar ne? Ir tada aš radau, man išmetė va šitą, aš tikrai neieškojau, man išmetė va šitą japonų menininką, irgi 25 metai. Tai čia šiaip tai nuotraukos truputį neryškios, nes jis kūrė video. Tai jeigu kam įdomu, jūs pasižiūrėkit, čia yra žmogus, kuris mėgdžioja šiukšlės. Jisai ten suranda kažkokią įkvepiančią šiukšlę, apsirengia kaip ta šiukšlė ir juda kaip jinai, va kai vėjas pučia. Atrodo fantastiškai, nu tikrai žmogus labai gabus. Bet aš truputį išsigandau, nes aš iš vaikystės prisimenu, čia japonai, ar ne? Tai man iš karto susisiejo, iškilo prieš akis. Pamenu, kai buvau maža, ten kažkaip sekmadieniais rytais rodydavo filmą apie rytų menus. Ten toks vienuolynas buvo. Atsimenat? Aš buvau pamiršus pavadinimą, tai man čia priminė paskui, kad visą Šaolinio vienuolynas. Tai va, jeigu kažkas taip. Nu, bet turbūt įsivaizduojat. Tai ką ten vienuoliai, jie mėgdžiodavo ten tigrą, ten gyvatę, beždžionę, nes jinai labai vikri. Ką aš noriu pasakyti? Žmogus mėgdžioja, nu, tą, kas jam atrodo daugiau už jį, ar ne?
Jeigu aš kažką bandau mėgdžiot, nu tai reiškia, aš bandau sutapti su tuo. Tai dabar prisigyvenom tiek, kad žmogus mėgdžioja šiukšlę. Ar ne? Tai man ir vėlgi 25 metai. Vėl tie metai, ar ne? Po COVID-o, pamenat, ten buvo ten prieš COVID-ą, ir mūsų ten sveikatos apsauga, ten mokslas, jau ten apie nemirtingumą buvo svajonės, o tai dabar dar kai kas žinot, svajoja apie nemirtingumą, bet tik tai jau ten tie patys didžiausi lyderiai, ar ne, va tie visagaliai, kurie tiki, kad tokie yra. Bet visi kiti pamatė, kad koks nemirtingumas. Mažas virusiukas, kaži koks, ir mes 3 mėnesius sėdim uždaryti, ar ne? Vėlgi prisisvajojam, kad čia Erasmus studentai važiuoja, visur susipažįsta, prekybos ryšiai, sujungtas visas pasaulis, žmonės daug keliauja. Koks karas, taigi mes susidraugavom, mes vieni kitus pažinom. Ir staiga, Ukraina, šventoji žemė, ir ateina Trumpas, sako, 8 konfliktus nugesinau, tai palaukit, o pas mus nestovėjo taika visoje žemėje. Nu pasirodo, nestovėjo, mes vėl sugebėjom viską sugriauti, ar ne? Ir va šitaip visuose frontuose, nu tikrai, aš nesistebiu, kad žmogus jaučiasi toks pažeidžiamas. Tai dar aš atsimenu, 95 metais dar va tokį mąstytoją radau, tai jau tada man čia buvo sukrėtimas, 95 metais, tai čia buvo prieš 30 metų, Le Corunijoje sėdi, ten toks žmogaus muziejus pas juos yra ekspozicija, tokia įdomi, ten tikrai tokia interaktyvi, visokiausių tokių pamastyti, verčiančių prikurta kūrinių. Nu, toks mąstytojas, tai aš ten iš visų pusių bėgiojau, fotografavau, nes man buvo labai įspūdinga. Nu, bet nors skeletas yra, nors kažkas yra. Tai dabar kryžiaus Jono žmogus yra va toks, ar ne? Tai čia yra Kantrybės Kristus, 16 amžius, Malaga. Ir prieinu pagaliau prie minties, ar ne, nes čia truputį nuvedė tą provokaciją į šoną. Matot, kryžiaus Jonas, ką jisai daro? Jisai apgina žmogų. Jisai taip apgina žmogų, taip apšarvuoja va tą žmogaus trapumą, kad nėra kaip sugriauti. Jis nesugriaunamai apšarvuoja žmogų, padaro į tvirtą. Kodėl? Nes kryžiaus Jonas, matot, kryžiaus Jonas, jisai eina per Dievo visą galybę. Jisai nesako, žmogus yra didis. Nes jeigu dabar jūs man pradėsit sakyti, žmogus yra didis, nors sakysiu, nu atsiprašau, oras pasikeitė, man kelį skauda, ne? Ai, va tas kitas didis. Nu ne, sakau, čia plaukai pasišiaus ir ne, jis nėra didis. Kiekvieną žmogų, kurį jūs parodytumėt, jūs vis tiek rasit kažką, nu nėra žmogus didis. Nu, o nėra ir viskas. Nėra kaip žmogų apginti, įrodyti, kad jis tikrai didis. Vienintelis būdas apginti žmogų, tai yra per Dievą, ir kryžiaus Jonas tą randa. Reiškia, kryžiaus Jonas sako, visagalis, toks didis Dievas pasilenkė prie žmogaus. Reiškia, žmogus vertingas. Viskas. Daugiau nieko nereikia. Jeigu Dievui šitas kiekvienas žmogus vertingas, ar ne, netgi tas Elgeta, kuris sėdi prie bažnyčios durų, pasistatęs bambalą ten su kažkokiu birzgalu ir ten kai žmonėtą įmetu, dar taip pasižiūri, galvoju, tu išplos, gal nereikėjo artintis. Netgi šitas yra vertingas. Ne dėl to, kad jis yra didis. Nu, nėra didis. Jisai smirda. Mažų mažiausiai. Bet Dievas ir prie jo pasilenkė, ar ne? Ir tokiu būdu kryžiaus Jono žinia, nu, iš tiesų mūsų laikams yra, nu, nepamainoma. Tai dabar kalbant apie Dievo didybę, iššūkis bažnyčiai šitą žinią mums yra perteikti. Tai dabar šita citata yra iš dokumento 2003 metų, Jėzus Kristus gyvojo vandens nešėjas, čia, kadangi kryžiaus Jonas yra mistikos mokytojas, tai mes čia tiesiog skaitėm tą dokumentą, nes jis yra apie tą netikrą tokį misticizmą, apie New Age. Dabar nėra populiarus jau tas žodis, bet problema niekur neišnyko, tik tai mes apie ją nekalbam dabar. Rimtesnių dalykų tarsi atsirado. Ir čia yra iššūkis bažnyčiai. Jeigu nenori būti kaltinama kurtumų žmonių troškimams, jinai dėl savo narių privalo padaryti 2 dalykus. Dar giliau įleisti šaknis į savo tikėjimo pamatus. Kryžiaus Jonas šiuo atveju, ar ne? Ir antras dalykas. Išgirsti žmonių širdyse dažnai tylų šauksmą, nuvedantį juos kitur, jeigu į jį neatsiliepiama bažnyčioje, ar ne? Šauksmas yra tikras, mes galim juoktis iš to tuščio butelio, bet jausena yra tikra, o troškulį, žmogaus stygių, žmogaus žaizdą reikia gerbti visada. Ar ne, kad ir kokia būtų jos išraiška.
O čia vat yra gydymo būdas, ar ne, čia yra vaistas, tai, nu, kaip čia pasakius, bažnyčiai iššūkis ir bažnyčia esame visi, turbūt čia susirinkę, manau, yra tą šauksmą išgirsti. Ir kryžiaus Jonas kaip tikėjimo mokytojas ir mistikos mokytojas, dar sako saugiausias, yra galbūt tas žmogus, kuris gali padėti, nu, perduoti va tą mūsų žinią žmonėms. Tai čia dar viena provokacija, kad mes, nu matot, mes turim tą žinią, ar ne? Mes gyvenam tokiam, nu, kaip rezervate. Reiškia, nuvažiuoji rekolekcijas, ar ne, smagu, ten gerai, visi tave supranta, mes čia kalbam, kokie mes visi gražus, kaip mūsų Dievas myli, pasikrauni savo akumuliatorių, grįžti vėl į tą pilną pasaulį, vėl viskas gerai, ar ne? Arba čia kaip knygų mūgiai, nu taip labai įdomu, tas burbulas mūsų tokių katalikų, taip žiūriu iš vieno knygos pristatymo, taip ir keliavo, taip per visus ten, iš pradžių ten Sienietės pasiklausėm, paskui žiūri pas Mozę Mitkevičių, tas burbulas nukeliavo, taip, nu kaip upė, vat plaukia ir matau, kad plaukia, apsidarau vėl tie patys, labas, paskui ten pažiūrėjom, ko ten klebonui nervai nelaiko, vėl tie patys. Nu tai yra saugu ir tai yra gera, tu apsidairai, tau tame burbulė, nu tikrai gera, nes mes turim tą lobį. Aš nežinau, kaip jūs jaučiatės, nu sako, tikėjimas, nu padeda gyventi tikrai ir draugai kartais sako, oi kaip tau gerai, tu tikinti, sakau, nu gerai, nu tikrai gerai, nu ką, nu glauskis, ateik, ai tai aš netikiu. Tai kaip žmogui nunešt, ar ne? Ne, bet rimtai mums yra gerai, kaip nunešt. Ir čia mistika gali būti tas kelias, ar ne, tas kelias. Čia tarp kitko mistika ir mes pavadinau, čia dar vieną, čia Facebookas vis mane maitina, matot, paskui sakysit, kad aš čia ne knygą pardavinėjau, bet Facebooką reklamuoju, tikrai nieko nemokais man. Šitą, bet vėlgi išmetė tokių Nelė Azevedo, Brazilijos menininkė, jinai daro iš ledo tokias figūrytės, tada susodina kur nors ir nufotografuoja. Tai kažkaip, nu nežinau, man tie ledo žmogiukai tokie tirpstantis, jie man tokie trapūs. Tai čia yra gera iliustracija Čestertono citatai. Čestertonas rašė prieš 100 metų, bet jis labai aktualus. Rašo, štai jūs prisikinėjate, kad esate užkietėję materialistai, o faktiškai visi balansuojate ant tikėjimo ribos. Tikėjimo bet kuo. Ir va čia yra bėda. Kai mes jaučiamės trapūs ir pažeidžiame, mes tikim bet kuo. Šiandieną tai balansuoja tūkstančiai žmonių. Prieš 100 metų rašė. Po pirmojo pasaulinio karo, man atrodo, jis rašė, bet dabar nesu tikra, bet ten buvo ant ribos jis gyveno maždaug tuo metu. Bet ant siaurutės ribos ilgai neišstovėsi. Jūs nenurimsite, kol kuo nors neįtikėsite, ar ne? Ir va čia būtent mistikas kryžiaus Jonas, jis yra tas autorius, kuris tinka kalbėti šių laikų žmogui. Ir taip yra dėl to, kad mistika yra asmeninis santykis su Dievu. Ir tai yra patirtinis santykis. Neišmąstytas, ne dėl to, kad kažkas pasakė, ar ne, bet būtent patirtas santykis su Dievu. Ir kai šiuolaikiniam žmogui, vat kaimynui, bičiuliui, sakai, aš tai patyriau, aš tai išgyvenau, tai suveikia, ar ne? Nes yra aš, žmogus, kuris liudija, o dabar žmonės yra išmokyti artimą gerbti mažų mažiausiai, ar ne? Tai mistika gali būti tasai kelias, ir mistikos mokytojas gali būti tasai, kuris nutiesia kelią, pasidalinti, ne tik patiems išgyventi, taip egoistiškai, aišku, reikia, nu žinot, kaip ir lėktuve, kai sako, pirmiausiai savo turi deguonies kaukę užsidėti, paskui kaimynui uždėti, ar ne, bet jeigu jis negali. Tai pirmiausiai savo, bet paskui ir kitiems pasakyti, jisai galbūt gali būti tas, kuris duoda įrankius. Dabar kas yra mistika? Tai čia vėlgi tasai žodis yra, nu čia kaip sako, tarp kitko, Alisonas Pirsas, čia tai sugrįšiu prie tos kitos skaidrės, čia yra iš knygos toks kaip epigrafas. Pamena tas, kuris rašė Antro pasaulinio karo metais, tas airių, britų atsiprašau, autorius, vertėjas, sako, mistikas, žinau, tai skamba kaip kažkas tolima ir nežemiška, tačiau dėl to kaltas žodis, kurį laiką vis pakliūvantis į blogą kompaniją, į blogą draugiją. Nes matot, mes pripratę, kad mistika tai yra, nu kas, kai žmogus išeina į mišką, apsikabina medį ir sako, aš dabar ten 5 metriniam lauke kažkur tai, ar ne? Tai mes galvojam, kad mistika yra va tokie dalykai. Bet iš tiesų tai ne, čia va yra ta bloga draugija. Bet Alisonas Pirsas perspėja, nepaisykite žodžio, galvokite vien apie tai, ką jis reiškia. Ir jau nebebijosite Šventojo kryžiaus Jono. Mistikas tai žmogus įsimylėjęs Dievą. Tai čia apie kryžiaus Joną, bet dabar grįžtant prie šitos skaidrės,
Tarp kitko, apibrėžimas viršuje yra iš knygos Kopimas į Karmelio kalną, iš įvado. Ir jisai skiriasi nuo Wikipedijos apibrėžimo, kas yra mistika. Ir jisai skiriasi nuo filosofijos žodyno apibrėžimo, kas yra mistika. Nes matot, filosofijos žodynas dar turi tokį labai ryškų materialistinį atspalvį ir ten sako, ten yra įsitikinimas, kad bendrauja žmogus su antgamtinėmis jėgomis. Ką nori pasakyti? Kad tu čia vienas prisigalvoji ir čia maždaug tavo išmislas, ar ne? Bet dabar krikščioniškam požiūrį svarbiausia mistikoje nėra tai, kad aš kažkuo tikiu, bet santykis, ar ne? Reiškia, mistika yra santykis kylantis iš šventosios dvasios, kuri jau yra mums duota, matot? Tai yra toks apibrėžimas, kuris truputį sukasi savyje, ar ne? Reikia peržengti per kai kurios mūsų įsitikinimus, norint juo patikėti, bet krikščioniškas mistikos apibrėžimas yra šitas, ar ne? Reiškia, Dievo patirtis, ne pažinimas, ne analogija, ar ne? Žinot, kad tie garsūs tokie palyginimai, kad reiškia, tikėjimas yra tik ėjimas. Tai čia yra analogija, ar ne? Arba jeigu ten paėmė apibrėžimą, ten Tomo Akviniečio tikėjimas yra tai ir tai čia jau būtų tada analizė, per protą eiti. O čia yra patirtis per pažinimą ir per meilę. Kad tu kažkokiu būdu, paslaptingu būdu, nes santykis tarp dviejų visada yra paslaptis, netgi žemėje, ar ne? Tarp žmonių. Nu, tu neišsemsi, jeigu žmonės turi santykį, gali pasakot, tu neišsemsi, yra neišsemiamas dalykas. Nors dabar ten bando per filmus parodyti ir atskleisti, kaip tai vyksta. Nu, nėra tokio filmo, kur atskleistų žmogaus santykį. Visą laiką kažkas dar lieka. Tai netgi tarp žmonių, o jeigu su Dievu, tai dar daugiau. Visą laiką lieka paslaptis. Su tuo pranokstančiu, be galo pranokstančiu Dievu. Bet dabar kas atsitinka? Mes turim tą apibrėžimą, nu, bet mums atrodo per paprasta, ne? Tai čia šita nuotrauka yra daryta piligrimų, gal net autorius čia yra salėje, nes aš matau, kad yra, kurie su manim keliavo, yra žmonių, nes aš tiesiog neužsirašiau, kieno čia nuotrauka, man labai patiko, nes jinai man labai tinka iliustruoti mintį. Matot, čia yra altorius, bet jis yra pamatytas per rakto skylutę. Tai dabar kaip ten viskas vyko, kad mes einam su grupe, aš ten atsistoju prie altoriaus aiškinu, o kažkam šauna į galvą pažiūrėti per skylutę va tą rakto. Nu įdomiau, aišku įdomiau, aš tikrai suprantu, kad įdomiau. Bet matot, mes visą laiką galvojam, kad vertingi dalykai turi būti paslėpti, ar ne? Ir va čia vėlgi iš Chestertono, čia jis truputėlį kartojasi, bet jis man labai tiko šitam pristatymui. Jis apie tą mūsų tokį pomėgį brangių dalykų ir sunkiai prieinamų, jis apie tai kalba. Nes matot, tose knygose, kurios dabar rašomos apie bažnyčią, kur rašo žmonės, kurie nepriklauso bažnyčiai ir dažniausiai jos nemyli, tai paprastai būna intriga kažkokia tai sukama, kad tikrosios Kristaus evangelijos yra paslėptos, jų niekam nerodo, bet egzistuoja, be to, ką mes matom, be to lukšto, ar ne, egzistuoja tikrieji išventintieji, kažkokia draugija, kur išsaugotas slaptas mokymas. Pamena, čia buvo kitas bestselleris, iki šiol mačiau dar ir man atrodo, šiais metais knygų mugėj buvo, ar to paties autoriaus kita knyga, tas Davinčio kodas, ar kaip jisai. Dabar tokio tipo istorijos, jos pasižymė vienu dalyku įdomu. Šiaip tai ispanų viena autorė tokia yra, kur irgi tokias apie slaptas draugijas rašo istorijas. Umberto Eco mėgo rašyti, kas būna, paprastai, nes aš kartais pabandau skaityti. Iš pradžių skaitai kokią intrigą. Paslaptis, ten plaukai šiaušiasi, atrodo, va dabar tai bus. Pabaigoje save gerbiantis rašytojas turi atskleisti, kas vyksta. Atsiverti paskutinį skyrių, nusivylimas paprastai būna, norisi knygą mesti sieną. Jau tokia nesąmonė, jau tokia banalybė kažkokia tai susuka, ar ne? Ten kažkokia skulpčia, Inkų, va tokia ispanų autorė ten tai ieškojo. Neatsimenu, apie Jokūbo kelią knygą tokia yra parašiusi. Kaip ten kažkur tai kasyklos ir panašiai, ateini į kitos vietos, jau kitos kasyklos jau drebi visas, galvoju, va dabar tai bus. Ten kažkas pastatyta, ten, vienu žodžiu. Visai banalu, nes ta paslaptis atskleista yra absoliutus niekas. Tai dabar su krikščionių, liturgija, pavadinkim taip, su sakramentais, kas yra daugam problema. Problema dėl to, kad prieinama. Atrodo per pigu, ar ne? Ateini į Eucharistiją, Dievo kūnas, tau jau tiesiog į ranką paima ir įdeda.
Nereikia pro rakto skylutę verštis, nereikia kaip tam Da Vinčio kodė ten eiti per požemius, ten per kažkokias išventinimo ceremonijas. Tiesiog, ateik valgyk. Kaip sako, reiškia Biblijoje, ateikit visi, neturit pinigų, nesvarbu, ateikit, pavalgysit, duosim iki soties, rinktiniai valgiai, geriausi vynai. Jūs tik ateikit. Per pigu mums žmogui, ar ne? Nevertinam tada. Ir čia Sterno sako, tikrieji mistikai nenutyli paslapčių, jas atskleidžia. Jie viską iškelia į skaisčią dienos šviesą, bet net ir matoma paslaptis vis tiek lieka. Ir aš pagalvoju, kartais irgi Teresė Avilietė, jinai Eucharistijoje tikrai matydavo Kristų kartais, tam baltam vafliukė, matydavo, ar ne? Ir sakydavo, Dieve, kaip gerai, kad tu pasislėpi, nes sako, labai baisu. Aš nežinau, jeigu jūs pamatytumėt Kristų duoda kunigas komuniją, aš nežinau, ten turbūt, nežinau ką daryčiau, turbūt rėkdama iš bažnyčios išlėkčiau. Bet kad į burną įsidėt, tai čia reikėjo būti jau šventa Teresė, jau čia reikėtų šventumo būti pasiekus. Bet kai jisai pasislėpęs vafliuką, vafliukę suvalgiai, ir gerai. Paskui pajunti, kad kažkas vyksta. Bet tik paskui, iš pradžių nieko nepajunti, vafliukas, viskas. Negali būti. Bet yra. Ir čia yra tas momentas, kur mistikas sako, perveik save, patikėk, aš patikėjau ir žiūrėk, kaip man gyvenimas pasikeitė. Ir tada tu pradėti tikėti, sako. Mistagogai, tie netikri mistikai, dangsto esmę tamsos ir slaptumo šytų, kai šitą pakeli, aptinki ką nors banalaus. Tai aš čia visiškai sutinku su Chestertonu. Tai čia apie žmogaus didybę tiesiog pacituoju Kryžiaus Joną iš dvasinės giesmės. Čia, kad nesakytumėt, kad vien tik atsižadėjimai pas jį. Jis buvo labai godus žmogus. Pasižiūrėkit, koksai godumas, man net į galvą neteina tiek norėti. O sielos šioms didybėms sukurtos ir pašauktos, ką darote, prie ko stapčiojate? Jūsų siekiai yra menkučiai ir jūsų nuosavybės skurdas. Ir toliau posakiai, tokia maža knygutė yra išleista irgi lietuviškai, šviesos ir meilės posakiai Kryžiaus Jono. Žiūrėkit, mano yra dangus ir mano žemė. Mano yra tautos, teisieji yra mano ir nusidėjėliai. Angelai yra mano ir Dievo motina. Ir visa yra mano. Ir pats Dievas yra mano ir man. Nes Kristus yra mano ir visas man. Ko tad prašai ir ieškai mano sielą? Visa tai yra tavo ir visa tau. Nesitenkink mažesnių ir nežiūrėk trupinių byrančių nuo tavo tėvo stalo. Išeik ir didžiuokis savo garbe, pasislėpk joje ir džiaukis. Ir tai, ko prašo tavo širdis, išsipildys. Tai toks grožis. Ir tada Kryžiaus Jono supratimas čia yra iš gyvosios meilės liepsnos, bet apie sielos sudievinimą. Mes bėgam ieškoti pas stačiatikius, pas mūsų brolius ortodoksus, ar ne? Turim katalikų bažnyčioje. Mes turim šitą mokymą apie sudievinimą, jis yra, ar ne? Iš gyvosios meilės liepsnos. Tokios sielos supratimas, gyvoji meilės liepsna, tai čia yra kūrinys, sako, krikščioniškam aukso fonde unikalus, nes kalba ne apie artimo meilės, kalba apie Dievo meilę. Reiškia 100 puslapių, bet tokia koncentracija, kad per visus 100 puslapių Kryžiaus Jonas nei per milimetrą nenusileidžia žemiau, ar ne? Išsilaiko viršūniai per visą knygą, ar ne? Dievo meilė. Tai čia yra siela susivienijusi su Dievu. Tokios sielos supratimas jau yra Dievo supratimas. Ir jos valia yra Dievo valia. Ir jos atmintis, amžinoji Dievo atmintis. Ir jos pasimėgavimas, tas delight, ar ne? Malonumas, kurį mes žinom, kas yra malonumas, dėl to, kad mes pojūčius turime, mes juslės turim. Mes žinom, kai būna, kai yra skanu, mes žinom, kai yra šilta, švelnu, gražu, harmoninga ausiai, kvapas geras, ar ne? Mes žinom, kas yra pasimėgavimas. Tai čia jau tos sielos pasimėgavimas yra Dievo pasimėgavimas. O čia dabar eina raudona linija. Reiškia, ten, kur New Age'as pradeda kalbėti apie susiliejimą su kūrinyje arba su dievybė, Kryžiaus Jonas sako, ne. Nesusiliejimas, bet santykis. Netgi aukščiausioje išraiškoje sako. Ir tos sielos esmė, nors nėra Dievo esmė, kadangi negali esmiškai tapti juo, tačiau būdama su Dievu suvienyta, taip kaip čia, ir pasinėrusi į Dievą, siela yra Dievas per dalyvavimą Dieve. Dalyvavimas yra esminis žodis, nes tu gali pasakyti, nenoriu dalyvauti. Štai kodėl yra taip svarbu tikėti, kad, bent teoriškai tikėti, kad egzistuoja pragaras. Kiekvienas turi teisę pasakyti, aš nedalyvausiu. Bet jūs atėjote, nes jūs norėjote dalyvauti. Jūs galėjote pasakyti, aš neįsiu.
Lygiai tas pats yra ir santykėje su Dievu. Tai dėl to kryžiaus Jonas yra toks geras mistikos mokytojas, nes jis labai gerai brėžia raudonas linijas. Va čia matau, kad yra mūsų seminaro dalyvių, kur mes ten žiūrėjom, ieškojom tų raudonų linijų. Tai čia yra viena iš jų. Jis išlaiko santykį, netgi pačioj viršūnėje. O dabar eina dvi skaidrės, paskui mes greičiau perbėgsim. Aš pasiklausiau, va čia kai buvo seminaras, sakau, ar tas skaidrės rodyt ar nerodyt, nes ten toks truputį aukštasis pilotažas, sako, nu ramintojo įrodyk. Tai dabar keliaujam, čia kryžiaus Jono esmė, bet čia galva sukasi nuo šito dalyko. Tai dabar paveiksliukas yra švenčiausioji trejybė iš Baesos miesto, kur kryžiaus Jonas vadovavo kolegijai Basųjų karmelitų, ten virš universiteto įėjimo. Ir čia kryžiaus Jonas kalba apie Dievo stalą. Pamenate, kur sakiau, siela nesitenkink mažesnio, ateik prie Dievo stalo. Kas yra Dievo stalas? Tai yra švenčiausioji trejybė, įtraukimas į švenčiausiąją trejybę, įėmimas, ar ne? Nes Dievas yra santykis. Ir dabar kaip kryžiaus Jonas tą aiškina, tai pirmiausiai perskaitysiu. Tiesiog pabandykit pajusti kryžiaus Jono tą kalbėjimą ir kaip jisai perduodavo tą judesį, ar ne? Šitaip siela, nešdama dovaną Dievui, siela duoda iš savęs, matot, neša Dievui šventąją dvasią, kaip savo priklausantį dalyką. Aš dovanoju Dievui šventąją dvasią, tarsi jinai man priklausytų, ar ne? Įteikia laisvą valią, kad šventojoje dvasioje Dievas save mylėtų taip, kaip nusipelno būti mylimas. O siela patiria neišmatuojamą pasimėgavimą ir palaimą, nes mato, kad duoda Dievui kaip nuosavą dalyką tai, kas pritinka begaliniai Dievo būčiai. Tai dabar truputį sudėtinga, lyrinis nukreipimas. Kai rašiau šitą knygą, redaktorė perskaitė tekstą, sugrąžino vienas sakinys pabrauktas raudonai, sako, jūs čia suklydot, pažiūrėkit dar kartą, pataisykit. Žiūriu sakinį, viskas tvarkoj. O sakinys skamba taip, iš kryžiaus Jono, aišku. Dabar pasiklausykit, ar jums viskas priimtina. Dievas yra tai, kaip jis save myli. Dievas yra tai, kaip jis save myli. Nu, ar neprovokuoja? Ar pabrauktumėt raudonai, čia yra, matau, lietuvių kalbos, išmanančių lietuvių kalbą žmonių. Vertimas tikslus, bet matot, mes pripratę, kad Dievas mus turi mylėti, o ne save. Negi jis egoistas toksai, negražu būti egoistų save mylėti, ar ne? Bet iš tiesų čia buvo tokia istorija, kad kryžiaus Jonas su broliais, ten jis buvo vyresnysis bendruomenės, eidavo rekreacijas, turėdavo rekreaciją, tai kai išeina atsipalaiduoti, ten broliai porą valandų, ten į sodą, kalbasi, ten dainuoja, valgo, nu toks piknikas, ar ne? Ir ten bendruomenėje buvo toks vienas paprastas broliukas, kuris ten sodų užsiimdavo, virtuvės darbais, nu toksai pasaulietis, brolis pasaulietis, nekalbėdavo, ten jis beveik Franciskas. Tai kryžiaus Jonui labai patikdavo kalbinti, sako, nu broli Franciskai, tu dabar mums pasakyk, kas yra Dievas. O tas ir sako, va tą sakinį, sako, Dievas yra tai, kaip jis save myli, kai patiko kryžiaus Jonui ir jis tada va šitą parašė. Tai dabar apie ką čia yra? Čia yra apie švenčiausią trejybę, dabar dar paskaitom tą apatinį, čia iš gyvosios meilės liepsnos. Dovaną Dievas priima dėkingai, tarsi siela tai iš savęs pačios jam duotų. Šventąją dvasią, tarsi siela savo duotų, ar ne? Ir šitoje dovanoje Dievas vėl myli sielą, o siela vėl Dievą. Iš jo gavusi myli jį tarsi naujai. Tokiu būdu tarp Dievo ir sielos čia ir dabar stoja abipusė meilė, derama santuokiniai vienybei ir atsidavimui, kai gerybės ir vienas ir kitas laisvai turi, nes abu vienas kitam save laisva valia atidavė, tai ir turi abu kartu. Ir čia yra va tas sukimas, nes šventąją dvasią kiekvienas žmogus, kuris yra krikštytas, jis ją jau turi. Bet ką reiškia turi? Čia vienas bičiulis labai gerai pasakė, sako, nu, atnešė tau paketą. Kas ten Praimą atneša, nu, kurjeris atneša paketą, tau paduoda, tu tą paketą paimi, pasirašai, padedi ant lentynos, tai tu tą paketą, nu, tą turi ar neturi? Kaip ir turi. Ar išpakavai? Nu, ne. Tai va, taip yra ir su krikšto malone, ar ne šventąją dvasią tu gavai, tu jau esi Dievo atvaizdas, bet ar tu panašėji?
Ar tu tą dovaną išpakavai savį? Čia apie tai kalba. Ir vat jisai sako, kad siela neša Dievui, mes turim šventąją dvasią, neša Dievui šventąją dvasią, tarsi savo priklausantį dalyką, laisvą valią duoda Dievui. Dievas dėkoja, tarsi siela pati čia tą šventąją dvasią būtų padarius kažkokiu būdu, ar ne? Čia kaip ta reklama autobuso, kai laukiu stotelėse, mergaitė iš Lego kažką dėlioja ir sako, ji tai sukūrė iš tų kaladėlių, galvoju, sukūrė, nežinau, bet tiek to. Ir Dievui, iš tiesų, kas dar gali mylėti Dievą, tokią meilę, kaip pats Dievas myli, ar ne? Vienintelė meilė derama Dievui, tokiam dideliam, yra Dievo meilė. Ir čia siela myli dievišką meilę. Tai mes tokį sugalvojam palyginimą. Ateina vaikas, mama ją atneša rožę, su gimtadieniu, sakykime. Mama, oi, ačiū vaikeli, labai gerai, nuostabu, iš kur tu paėmei tą rožę? Nupirkau. O už kokius pinigus nupirkai? Ai, tai čia bandeliai davė iš ir pinigėlius, ten tuos centukus, aš čia surinkau, nupirkau. Džiaugiasi mama tą rožę. Taigi iš tavo piniginės tą rožę, Taigi čia tavo pinigai. Mama džiaugiasi. Nes tas vaikas galėjo pravalgyti tuos pinigus, bet jisai sugalvojo rožę mamai nupirkti. Tai čia yra apie tai. Ar ne, kad mes parceliuojam ne savo pinigus, bet mes juos laisva valia atiduodam Dievui. Nuperkam rožę Dievui už paties Dievo pinigus. O Dievas dėkingai priima, žiūrėkit, tarsi siela iš pačios savęs duotų. Nes siela yra laisva neduoti. Dėl to Dievas džiaugiasi ir tas ratas pradeda suktis. Tai šitą vaizdą atpažinsit, čia yra iš Karmelitų sodo, reiškia vienuolynas, kuriame kryžiaus Jonas yra palaidotas. Ir čia vėlgi yra apie tą patį, tai tik perskaitysiu, čia nesimato viršutinės eilutės, bet nieko. Čia yra apie tai, kad Dievas negali mylėti nieko, kas nėra jame. Ir nieko, kas yra žemiau už Dievą. Nes Dievas viską myli dėl savęs, tad meilė skatina jos tikslas. Atrodo kaip egoizmas, bet visgi ne. Tai reiškia, kad Dievas mus pakelia iki savęs, kad mus galėtų mylėti. Tai va čia yra tas žmogaus didysis apsaugojimas, čia yra žmogaus didybė. Tai reiškia, kad Dievas myli dalykus ne dėl to, kas jie yra. Todėl Dievui mylėti sielą reiškia tam tikrų būdų įsivesti sielą į save. Taip ją savo prilygina. Šitai Dievas myli sielą savyje, su savimi, tą pačią meilę, kurie save myli. Ir dėl to siela kiekvienu veiksmu, kadangi jį nuveikia Dieve, pelno Dievo meilę. Ir va taip sukasi. Tai čia yra kryžiaus Jonas grynuoju pavidalu, tai nežinau, gal čia šiek tiek sudėtinga, o gal ir ne. Gal tik atrodo sudėtinga, gal tik sunku tuo patikėti. Tai va, tai dabar bėgam toliau, tai čia tiesiog daug jau nesustosiu, nes daug įdomių yra klausimai. Šitą frazę Tomo Mertono aš tiesiog įdėjau pabaigoje kaip epigrafą, kad Šventas kryžiaus Jonas net per daug aiškus, tai ir yra problema. Jo paprastumas per daug radikalus, jis negaišta laiko mėginimams eiti į kompromisą. Nes numato, tai yra labai reikli meilė, nes jeigu tu jautiesi įvestas į Dievą, tu daug ko nedarysi. Kai kurių dalykų tu nedarysi, o kitus darysi, ar ne? Žmogus visai kitaip pradeda elgtis, jeigu jisai taip jaučiasi. Tai čia tiesiog, kaip sakoma, iš padorumo įdėjau kryžiaus Jono biografijos šiek tiek, nors čia kas skaitysit, pasižiūrėsit atidžiau, kad jisai gyveno trumpai, kaip mums atrodo, 49 metus, ir kad tas jo gyvenimas, tikrai pilnas tokių stotelių, jeigu taip galima pasakyti, jo kelias gyvenimo, kur jam teko sudėtingai rinktis. Tai pavyzdžiui, čia paskui raudonai truputėlį pažymėjau, kai jisai turėjo įsteigti vienuolyną, va toj tuščioj visiškai vietoj, tai tas vienuolynas, čia vėlgi ta pati skulptūra, kur jisai ten tuščioj vietoj pamokslauja, ar ne, Duruelas, pirmasis Basųjų karmelitų vienuolynas. Tai ir jo laikais buvo labai mažai žmonių, atrodė, kad visiškai tuščioj vietoj steigia ir kad tai jo žinia, taip ir numirs su juo, bet matot, praėjo 500 metų, mes apie jį kalbam. Tada didžiulis, kaip ir kontrastas, kai jis jau būdamas mylimas dvasios tėvas, jau labai išgarsėjęs ir kaip teologas, ir kaip egzorcistas, tarp kitko, gyveno Aviloj, ten regėjimai jam buvo. Va tą paveiksliuką, kur ant geltonos knygos vaizduojamas nukryžiuotasis, tai jis nupiešė tuo laikotarpiu tarp steigimo ir įkalinimo.
Bet iš tiesų kryžiaus Jonas atsiskleidė per tokią labai juodą patirtį, per kalinimo patirtį. Kai jisai būdamas 35 metų buvo įkalintas karmelitų, reiškia nereformuotų brolių, kurie norėjo jį atvesti į protą. Vedė jį į protą 9 mėnesius ir tokiom baisiom sąlygom, kad dabar mes šuns tokiom sąlygom neuždarytumėm, ar ne, nes būtų paskambintų kaimynai, ar ne, tarnyboms atitinkamoms. Ir toks niekas juo nesirūpino, jo įsteigtų basųjų karmelitų vienuolynų, niekam buvo net neįdomu, kad jisai dingo, kad jį pagrobė, kad jį uždarė į kalėjimą, jis tiesiog dingo 9 mėnesiams. Ir paskui, kai pats pabėgo iš kalėjimo, tai kas nuostabiausia, kad jisai neišsinešė pykčio, nors tai buvo labai neteisinga ir labai nežmoniška. Kaip tik priešingai, bet tada jisai išsiskleidė kaip tas visiškai originalus autorius, steigėjas, rašytojas, vadovas, viskas, ką mes turim kryžiaus Jono išlikę, yra parašyta po įkalinimo Tolede. Tai vėlgi, kad žmogus iš siaubingos patirties gali išeiti nuskaidrėjęs, sušventėjęs, o ne sužiežulėjęs. Tai ir dėl to kryžiaus Jonas yra labai įdomus ir tiesiog rūpi pasižiūrėti, prisiliesti prie jo tos paslapties, ar ne? Ir galiausiai gyvenimo pabaigoje statė vienuolynus, steigė ir vėlgi mirė dideliam išbandyme, nes vėl dar kartą nukentėjo nuo savo brolių, kentėjo persekiojimą. Ir vėlgi neteisingai, ir tas persekiojimas buvo toks aršus, kad mes praktiškai dėl to praradom kryžiaus Jono laiškus ir daugybę užrašų, nes tiesiog patys ordino nariai paskutinius kryžiaus Jono gyvenimo mėnesius, tai čia Dievas jam neleido ilgai kentėti to persekiojimo, tai buvo, reiškia, Liepos mėnesį per kapitulą kryžiaus Jonas užsistojo žmogų, vieną iš karmelitų, kurį norėjo išmesti broliai iš vienuolyno. Kryžiaus Jonas vienintelis jį užsistojo, toksai teisingas buvo, matot, nepatogus. Ir už tai jam pačiam patarė, kad jisai važiuotų į Meksiką gal geriau, nes tuo metu iš Meksikos jau negrįždavo išvažiavę į misijas. Tai Liepos mėnesį įvyko ta kapitula, kryžiaus Jonas mirė gruodį, tai persekiojimas nebuvo ilgas tikrai. Bet jam teko jį irgi iškęsti, bet mirė vėlgi visiems atleidęs ir labai skaidri jo mirtis. Kryžiaus Jono buvo, nes kai ją mirties patale pradėjo skaityti jau ten palydimąsias maldas mirusiųjų, jisai pasakė, ne, šitų neskaitykit, jūs man giesmių giesmę paskaitykit. Tai jis mirė klausydamasis giesmių giesmės. Paskui, kas yra įdomu, kad ilgai užtruko, kol jis buvo paskelbtas palaimintuoju, beveik 100 metų, tai čia yra keista. Ir paskui dar pusė 100 metų, kol šventuoju tapo. Tai iš tiesų taip yra dėl to, kad tai yra baroko laikai, ar ne? Ir baroko laikams kryžiaus Jonas buvo labai neaiškus šventasis, nes jis nei stebuklų kažkokių apie jį žino, regėjimus labai nutylėdavo, nes toks nemėgo apie save kalbėti. Ir jisai buvo iš elgetų šeimos, jis buvo iš socialiai remtinų šeimos. Tai dėl to baroko laikotarpiu 17 amžiui karmelitams nesisekė paskelbti jo šventuoju, reikėjo palaukti, kol ateis 18 amžius. Ir iš tiesų tas susidomėjimas kryžiaus Jonu tik tai nuo 19 amžiaus pradėjo ryškiau matytis. Tai čia jeigu labai trumpai, ir čia būtų jau prieš paskutinę skaidrę, tai vėlgi tik labai trumpai, čia yra skyrių pavadinimai. Kodėl savo knygos skyrius tai pavadinau? Nes iš tiesų labai mažai medžiagos apie kryžiaus Joną, kuri būtų istoriškai patikima. Jis pats apie save nepaliko praktiškai nieko. Pirmo asmeniu, reiškia, aš niekur knygose praktiškai nekalba, laiškų labai mažai. O tos biografijos, kurios buvo parašytos baroko laikotarpiu, kai žmonės labai mėgo stebuklus. Ir manoma, kad ten daug prikurta, iš geros valios, pagražinti šiek tiek. Elgeta, gerai, tegul būna Elgeta, bet žinokit, tėvas užtat iš bajorų buvo kilęs. Iš meilės mamai, kad ją vedė, ten iš jo atėmė palikimą, greičiausiai pagražinta. Vargu Baueris, jau toks didelis bajoras buvo kryžiaus Jono tėvas. Ir va taip yra su visais faktais apie kryžiaus Jono gyvenimą. Ir dabar tokioj situacijoje, vienintelis būdas gal prieiti prie žmogaus, tai tiesiog pasižiūrėti, kaip jisai gyveno, ar ne? Nes žmogus eina nuo kryžkelės prie kryžkelės ir kai reikia rinktis, tada žmogus atsiskleidžia, tada pasimato, koks yra tas žmogus. Tai šita knyga yra bandymas per tas 9 kryžkelės prisiartinti prie to hermetiško kryžiaus Jono, būtent per tai, ką jisai pasirinko,
tuo ar kitu momentu. Nes, žinot, einat keliu, kol neprieinat kitos kryžkelės, nelabai aišku, kas jūsų laukia. Ne tai, kad žmogus padaro projektą, ten 5-mečio planą visam gyvenimui. Nėra taip. Tu eini nuo vieno pasirinkimo prie kito. Ir tada va čia buvo bandymas toksai, pažvelgti, kaip čia yra su tuo kryžiaus Jonu. Ir čia jau būtų paskutinė skaidrė. Tiesiog priminti, kad egzistuoja mistikos mokytojo kelias. Čia kas mėgsta vaikščioti pėsčiom. Nes kryžiaus yra maža tokia knygutė. Šventosios Ispanijos serija, 4 knygos jau dabar yra išėjusios, tai jau turbūt jau žinot, kad tai paprastai susideda iš 2 knygų. Viena būna tokia storesnė monografija su nuotraukam, kur galima, bet nesveria, aišku, gera tipografija sveria visada, kurią galima perskaityti ir palikti namie ir tada jau keliaujant, sakykime, į Ispaniją, jeigu norit pasižiūrėti daugiau, tiesiog paimti tą mažą knygutę, įsidėti kišenę ir keliauti, nes ten aprašyti miestai, kuriuose liko kryžiaus Jono pėdsakai. Čia ženkliukas kelio, nes Andalūzijoje dabar yra maždaug apie 150 km nužymėta, ir toliau tas kelias žymimas, tiesiog praeiti kryžiaus Jono keliais, tai ten dar ir landšaftai, gamta dar labai maitina tose vietose. Tai va, tai tokia knyga ir tiek norėjau papasakoti, aš labai tikiuosi, kad bus klausimų, nes klausimai įdomiausia dalis, kaip jūs labai teisingai pasakė. Ar pastebėjimų gal? Aš aptartų mikrofonui. Tai kad visi girdėtų. Man labai surezonavo tas terminas Dievo patirtis. Ir dabar galvoju, ar ta Dievo patirtis, sakykime, pasaulietiško, aktyvaus žmogaus, labai pasaulietiško ir kokio nors vienuolio, kontempliatyvaus, ten užsidariusio, ar gali jos būti vienodos? Vienas toksai klausimas ir kitas, ar tas asketizmas, kryžiaus Jono asketizmas irgi nėra toks pabėgimas nuo pasaulio problemų. Ačiū. Taip, gal kažkas norit atsakyti? Čia sudėtingi šitai klausimai. Ta antrąjį tai aš savo pasilieku apie pabėgimą, bet apie pirmąjį, apie Dievo patirtį. Taip. Tai tada ir jau teks man, kadangi jau čia atsistojau dabar į tokią pažeidžiamą poziciją, nebėr, kur, jeigu dabar maučiau pro duris, būtų kažkaip negražu ir netauru ir neoru. Tai, matot, Dievo patirtis. O pavyzdžiui, žmogiški santykiai, šiaip yra geras pavyzdys. Aš turiu vieną šeimą pažįstu, kurie labai vienas kitą myli, vyras ir žmona, ir kitą šeimą pažįstu, kurie labai vienas kitą myli. Ar jų vienas kito, ta prasme, ar jų patirtys, ar jos yra palyginamos, ar ne? Čia yra kaip santykis. Negali būti 2 vienodų Dievo patirčių, nėra. Kiekvienas žmogus yra unikalus ir prie kiekvieno žmogaus Dievas pasilenkia jo būdu. Tai čia vėlgi yra iš kryžiaus Jono, kad Dievas prie sielos pasilenkia visada jos būdu. Ateina žmogaus ieškoti ten, kur žmogus tuo momentu yra. Ar ne? Jeigu žmogus yra ten juodžiausioje naktyje, ateina juodžiausioje naktyje. Jeigu didžiausiam džiaugsme, ateina didžiausiam džiaugsme. Tame taške, kur žmogus yra. Dėl to ta patirtis, aišku, kad ne vienoda. Aišku, kad skirtinga. Tai čia be jokių kalbų. Bet jeigu dabar jūs klausit, kieno didesnė, kieno mažesnė, mes visą laiką norim maksimumą, mes visą laiką norim, kad daugiausia, ne? Tai matot, kryžiaus Jonas irgi sako, kad kiekvienas Dievo pasisėmė tiek pagal tai, kokį indą atsineša. Ar ne? Tai čia labai įdomus kryžiaus Jono palyginimas, sako, taip, Dievas tau, čia Evangelijoje pažadėta, Jonas nieko neišradinėja. Sako, Dievas ką pažadėjo? Kiekvienam, kas ateis, aš duosiu saiką pilną, sukratytas, su kaupu, įdės mažą nepasirodys. Bet tai dabar, jeigu aš ateisiu su antpirščiu, aš gausiu antpirštį. Jeigu aš ateisiu su vatokiu, jis man pripils vatokį. Jeigu aš ateisiu su kibiru, jis man pripils kibirą, ar ne? Jeigu aš atsivešiu cisterną, atsitysiu kažkokiais būdais, jis man pripils cisterną. Va kur yra bėda. Kad mes visą laiką esam rankas užėmę, ar ne? Pavyzdžiui, dabar norėjau paimti tą gražią stiklinę, aš negaliu, nes vienoje rankoje mikrofonas.
Ten 2 rankom, tai aš čia tuoj būčiau kažką suradus, va tau sponą būčiau jums parodžius. Bet viena ranka užimta, viskas. Ar ne? Dievas kiekvienam duoda pagal tai, ne, kiekvienas pasisėmė iš Dievo pagal tai, su kokiu indu ateina. Tai va čia apie tą, kas daugiau, kas mažiau, ar ne? Čia apie šitą yra kalba. Tai nežinau, ar atsakiau. Tai čia būtų pagal kryžiaus Joną, ar ne? Nes jisai neduoda, matot, konkrečių pavyzdžių, bet jisai taip aiškiai pasako, kad, nu, kažkaip tu supranti, va, apie ką eina kalba, ar ne? Tai va dėl to tie atsižadėjimai, dabar pereinu prie asketizmo. Nes matot, jeigu aš apsikraunu visokiais dalykais, tai jisai sako, nu, sako, tai jūs lipat į kalno viršūnę, kur Dievas yra padengęs stalą, Izaijo pranašystę prisimenant, rinktiniai, valgiai, geriausi vynai, nu, tai tu supranti, ten balius ant kalno viršūnės. Ką reiškia balius? Gera kompanija, nes ten visi šventieji, ten blogų nebus, ar ne? Ten nebus šeimos, čia kaip šeimos balius, bet be barnių, ar ne? Be rėkėmės. Ar ne? Gera kompanija, geri gėrimai, muzikos turbūt ten kažkokios bus, negirtų ten tas dainavimas, bet geros muzikos, kvapai kažkokie turbūt ten bus padėti, nu, žodžiu, bus labai gerai, baltos staltiesės. Tai sako, laukia jūsų tasai stalas, o jūs čia prie kiekvienos gėlytės, ar ne? Reikia nufotografuoti Facebooką, įdėti, pažiūrėti, kaip gražu. Nu, niekada neateisite, ar ne? Nes visko reikia paragauti, visur reikia nuvažiuoti, visur reikia nueiti. Ir vat mes lakstomės, išsibarstom prie kiekvienos gėlės, kai stapčioj, tu niekada nenueini prie to, kas iš tikrųjų svarbu, ar ne? Tai askezė, va tas nuprotingas apsiribojimas, tai yra tiesiog pasakyti, aš trupinių nenoriu, aš noriu visko. Ir kai tu nori visko, tai tu ne po stalu lendi trupinių rinkti, bet tu taip įžūliai eini prie Dievo stalo tada. Tai kryžiaus Jonui askezė yra va tas didžiulis įžūlumas, kai tiesiog sako, man trupinių nereikia, aš noriu visko. Ar ne? Tai va čia yra Jono askezė. Dabar apie Jono nepraktiškumą kalbant, šitą tiesiog parodysiu. Matot, jisai buvo statybininkas, jūs kada nors statybom esat užsiėmę? Va. Tai dabar į nuotrauką pasižiūrėkit, matot, va pilis ant kalno stovi. Tai čia iš karmelitų daržo viskas matosi, ir net ant karmelitų vienuolynas. Tai kryžiaus Jonui reikėjo tą vienuolyną pastatyti. O žinot, kas yra statybos? Reikia rasti pinigų, medžiagų ir darbininkų, ar ne? Nu, tai jis kažkiek pats dirbdavo, kažkiek brolius įdarbindavo, bet sugebėdavo pasisamdyti žmonių, surasti pinigų. O kai karalius sugalvojo, kad reikia pilies stogą perdengti, nes nu ten buvo čerpės, karalius norėjo madingai padaryti, kad būtų skarda kaip pas žmonės, kaip visoje Europoje, o pas juos, matot, čerpės buvo negražu. Tai tada Jonas sugebėjo nueiti susitart, kad jam tas čerpės atiduotų. Tai jis buvo labai praktiškas žmogus. Jisai mokėjo ir rasti pinigų, ir pats daryti, ir skaičiuoti. Tai matot, vienas kitam netrukdo. Jis galėjo būti asketiškas, nors per jo rankas ėjo milžiniškos pinigų sumos per kryžiaus Jono rankas, nes įsteigti vienuolyną tai būdavo dideli pinigai tais laikais. Beje, tai va, tai čia tiesiog kaip pavyzdėlis apie kryžiaus Jono tą praktiškumą. Žmogus gali būti asketas, bet ir geras verslininkas, nes numatot, kas yra asketas? Tai yra žmogus, kuriam pinigai neprilimpa prie rankų. Mūsų bėda dažnai būna, kad mums prilimpa prie rankų ir mes tada nepanaudojam, nes o čia gal blogai, čia gal juodai dienai pasidėti reikia, gal aš po čiužinių pakišiu. Ir tada tu pinigų bijai naudoti, nes tu bijai, kas bus rytoj. O kai žmogus yra tikintis, tai jisai imasi drąsiai didžiausių projektų. Jisai būna įžūlus be galo. Nėra kito tokio įžūlaus žmogaus, kaip tikintis žmogus. Jisai drąsiai gyvena, nes jis žino, kad jisai Dievo ausy. Nu, koks jam skirtumas? Nu, Dievas duoda savo draugams, kol jie miega. Psalmėje pasakyta, ar ne? Nesumelavau. Tai va, tai asketas yra praktiškiausias žmogus pasaulyje. Daug Dieve mums daugiau asketų. Nu, nežinau, ar atsakiau, bet čia iš kryžiaus Jono truputį. Čia truputį. Ačiū už įdomią paskaitą. Sakykit, negalėtumėt patarti, jeigu gilintis į kryžiaus Joną, kokius veikalus pradėt skaityti ir kaip judėti, kad, nu, ir ispaniškai. Čia svarbus klausimas, nes prie kryžiaus Jono labai reikia eiti. Tai dabar mes lietuviškai turim 2 didelius veikalus, tai yra kopimas į Karmelio kalną, tokia geltona knyga ir smulkiai raštai ten įdėti, ir Tamsioji naktis. Tai nežinau, man atrodo, neturim, ar ne Tamsiosios nakties, ar turim? Turim. Čia nepasivėm, tai tiesiog, bet yra pardavime ir dabar, man atrodo, kainą dar sumažino, nes nu, ten seniai užleista Tamsioji naktis. Tai čia yra apie atsižadėjimą.
šitos dvi knygos yra apie tą dalį, kur mes einam į kalną, ar ne? Einam į tą puotą, bet ne apie puotą kalbą, bet apie lipimą į tą kalną, ar ne? Ir kad būna momentų, kai pats lipi, tai čia būtų kopimas į Karmelio kalną. Ir būna kaip kopti, nesustot prie kiekvienos gėlytės, ar ne? Šiaip labai, labai svarbi knyga, bet taip labai metodiškai parašyta, galim gal užklimpt kažkur. Su bendruomenė labai gerai būna, arba su grupelė skaityti. Tamsioji naktis, tai kai būna momentai, kai tu žmogus, Dievas tave neša, nes mato, kad vis tiek tu ten krapinėjai tuo kalnu, niekada neužlipsi, paima ir neša. Tu ten gal spardaisi kaip vaikas, žinot, neša, eisiu pats. Eisiu pats, ką reiškia eisiu pats? Žingsnis atgal, vienas žingsnis į priekį, 3 atgal, ar ne? Tada Dievas pagriebė neša, žmogus spardosi. Tai tamsioji naktis yra apie šitą, ar ne? Dabar ispaniškai yra dar 2 knygos, kurias aš tikrai labai labai laukiu, kad pagaliau pasirodytų lietuviškai, kurios yra apie puotą, ar ne? Kurios yra apie tai, kas laukia ant kalno, tai yra Gyvoji meilės liepsna. Čia pavyzdžiui, iš Dvasinės giesmės, čia yra antra ta knyga, Dvasinė giesmė, nes tai yra kaip giesmių giesmės, ne tai kad komentaras, bet Kryžiaus Jono giesmių giesmė. Tai yra didžiulis grožis ir jo mylimiausias kūrinys, tai patikėkit Viešpačiui, gal kada nors neužilgo pasirodys ir lietuviškai, nes dar nėra nei vienos iš šitų 2, kur apie puotą. Bet, klausėt apie skaitymą, tai jeigu lietuviškai, tai patarimas būtų pradėti skaityti nuo tos geltonos knygos, kur kopimas į Karmelio kalną, bet ne nuo jos pačios, o nuo smulkiųjų raštų. Ten pasimato Kryžiaus Jonas, ypač laiškuose, bet reikia lėtai skaityti. Ten įvadas labai geras, toj geltonoj knygoje, tai tikrai rekomenduoju paimti tą geltoną, neišsigąskit. Pradėkit nuo smulkiųjų raštų ir persiskaitykit labai geri įvadai tenais. Ir dar yra maža knygutė, kurią išleido Paštuvos karmelitės, vadinasi Šviesos ir meilės posakiai. Ten yra 125 Kryžiaus Jono frazės tiesiog. Ten 3 eurus su centukais kainuoja, kišenė įsidėjai, išsitraukia tokios kaip piliulės, ar ne, įsimetė į burną ir eini toliau, labai, labai gerai būna. Dabar, jeigu kažkas tai norite apie Kryžiaus Joną, tai yra, kur čia tas mano Alisonas Pirsas, prieš visas, va šičia. Iain Matthew, Dievo įsiveržimas, 2019 išleista knyga, labai geras įvadas į Kryžiaus Jono dvasingumą. Nes šitas airis, jis labai gerai pradeda, matot, paprastai mes pradedame metodiškai. Pirmiausiai parašė kopimą į Karmelio kalną apie askezę. Ir žmogus pirmiausiai askezę turi išsivalyti pirmiausiai viduje, ar ne? Tai mes jau kai rašom, tai nuo kopimo į Karmelio kalną. O šitą atsiverčiu knygą, geras, nuo paskutinės knygos pradėjo Kryžiaus Jono. Nes tai yra saldainis, ar ne? Tai yra dėl ko tu paskui kopi ten ropštėsi tą Karmelio kalną, ar ne? Jeigu nebūtų šito saldainio, tos gyvosios meilės liepsnos, tu net neliptų. Tai čia labai gudriai sielovadiniu požiūriu parašyta šita knyga. Tai tikrai labai rekomenduoju. Pirmiausiai savo labai rekomenduoju, o paskui šitą. Bet jeigu būčiau sąžininga, sakyčiau, pirmiausiai gal netgi šitą reikia skaityti, nes kai perskaitysit šitą, užsimanysit maniškai paskaityti, nes norėsit daugiau sužinoti apie Kryžiaus Joną. Tai čia ką skaityti apie Kryžiaus Joną ir jo paties. Tai gal atsakiau. O ispaniškai ką dar jis parašė? Ispaniškai Cantico Espiritual, tai va šita bus pati gražiausia. Šiaip jinai, pabandykit tiesiog, kaip jums skaitysis, ten yra poema, 40 posmelių ir paskui jų komentaras, jinai gana stora. Tai čia giesmių giesmės, ar? Taip, čia būtų kaip giesmių giesmė, Cantico Espiritual. Ir paskui va ta gyvosios meilės liepsna, jinai yra trumpa, 100 puslapių, bet labai koncentruota. Tai gal aš netgi geriau patarčiau va tą Cantico Espiritual. Bet šiaip tai ispaniškai gražiausia yra eilės Kryžiaus Jono. Čia yra absoliučiai neišverčiami dalykai, jo eilėraščiai. Tai gal pajusit visai. Gal net eilės pabandykit, čia bus toks truputėlį, išbandymas, bet... O gal prakalbės. Bandysiu suformuluoti klausimą. Jūs sakėte apie Kryžiaus Joną ir kad ten nebuvo aš. Niekados per tą Kryžiaus Jono prizmę yra sakoma, kad mylėk savo artimą taip kaip pats save. Bet tame, kaip jūs buvo labai įdomu, daug minčių.
jeigu žmogui jau yra duodama šventoji dvasia, aš tą turiu, tai kaip aš galiu nemylėti savęs, o mylėti kitą, kas katalikų dažnai yra, aš labai myliu artimą, myliu Dievą, bet su savim kažkaip tai problematiška, nes man tai tokia mintis ateina, kad ne tik mylėti, bet ir didžiuotis savim turėčiau, nes kadangi aš turiu tokį lobį, paskui laisva valia atiduodu arba netiduodu, kaip sakant, čia pats renkuosi. Tai vat ką kryžiaus Jonas apie save sakė, jeigu jūs kaip apie tai, ar jis didžiavosi, ar jisai mylėjo save, kaip gal yra kažkokių tai. Ir kaip jums atrodo apie šį? Mano klausimai buvo aiškintis. Klausimai. Nežinau, bandysim aiškintis. Kaip jums atrodo? Šitai atsakymas, man atrodo, kad kaip ir buvo truputėlį užsimtas, dabar bandau sugalvoti, kaip čia iš tos situacijos man išsisukti. Gal yra norinčių atsakyti, kad erezijų neprikalbėčiau. Turbūt, kad nelabai taip. Tai dabar šitą provokaciją atsakyčiau. Nu, matot, kryžiaus Jonas mylėjo Dievo atvaizdą savyje, jis mylėjo Kristaus atvaizdą savyje, ar ne? Ir kad kai jis kalba apie visagalį Dievą, tai jis kalba apie Dievą savyje, nes jis yra mistikas, jis yra patyręs Dievą, jis yra sutikęs Dievą, jis yra įsimylėjęs Dievą, ar ne? Tai dabar čia vėlgi, čia tas pats kaip ir su žmogum, kai įsimyli kažką, ar ne? Nu, vat paklauskit, kokį ten, paaugliai aišku nekalba, bet šitą apie jausmus, bet vat įsimylėjusi žmogų paklauskit, nu, sakykim, va čia, Jonai, nu, kaip tavo birutė? O jau birutė, o jau gražumas, o jau gamina, o jau kaip mezga, jau ta birutė, gal šitų pažįsti tą birutę, nieko iš tos birutės gero, nu, bet tiek to. Vienintelė, arba mamos paklauskit, nu tai ten kaip vaikai, ar ne, nu, gal nuotrauką kokią turi, ir jau antram žingsnį tu pasigaili, kad tu paprašy, nes tau ištraukia telefoną ir ten prasuka 20 nuotraukų, kaip tas vaikas atrodo, koks jis protingas, kiek ten laimėjo apdovanojimų, ką ten mokykloje. Nu matot, kai žmogus yra įsimylėjęs, jis nekalba apie save, jis kalba apie tą, kurį myli, ar ne? Nes, nu kaip sako, meilė yra tada, kai tu mylimam žmoguje atsispindi, ar ne? Tu esi veidrodis mylimam žmogui, ar ne? Įsimylėjęs kalba, nu, apie atspindį savyje. Tai kryžiaus Jonas, žvelgdamas į save, jisai matė tą, kurį myli, jis ne save matė. Tai dėl to aš pas jį nėra. Jisai sako, mano yra Kristus, yra tasai mano, visur jisai yra. Bet kryžiaus Jonui, nu, kalbėt ten, aš nuėjau ten tiek kilometrų, aš sutikau tokį žmogų, nu, jam paprasčiausiai neįdomu. Jam yra daug įdomesnių dalykų. Ir šiaip tai pasakoja liudininkai, kad kryžiaus Jonas visą laiką kalbėdavo apie Dievą. Nu, visą laiką, tiesiog jam kitos temos nebuvo. Tai dabar, jeigu tu žvelgi į save ir matai savį Dievo atvaizdą, nu, aš nežinau, čia savivertei turi būti oho. Koks pagrindas, jums taip neatrodo? Turi. Nu, čia žmogus va taip iškart išsitiesi tada, nes, nu kaipgi kitaip, nu, tokį atvaizdą savį nešiojasi, ar ne? Tai va, tai kryžiaus Jono savivertė ir didybė, nu, jam tikrai netruko savivertės. Žmogus su menkesnė savivertė nebūtų ištvėręs 9 mėnesius Toledo kalėjime, kur jam visi aiškino, tu klysti, tu kvailai elgiesi, tave iš čia išneškojom į priekį, niekas nesužinos, tavo bičiuliai nežino, kur tu uždarytas, jie galvoja, kad tu juos išdavei. Ką tu darai, ar ne? 9 mėnesiai spaudimo, kai netgi mišių jam neleisdavo aukoti, abito neleisdavo pasikeisti. 9 mėnesiai. Ten įkištas skyliai, tamsoj. Tai yra siaubingas dalykas. Žmogus su menkesnė savivertė, jis ten būtų palūžęs iš karto, ar ne? Nes matot, jeigu užpuola tave užgriūna, nes ten gyveno bendruomenėje 80 karmelitų. 80 karmelitų. Buvo atvažiavęs atstovas iš generolo, iš Romos. Ir visi vienu balsu tvirtina, tu neteisus, tu klysti, tu padarai klaidą, tu dabar turi pasigailėti, tu turi sugrįžti pas nereformuotosius. Ką jūs ten darot, nesąmonėm užsiimat? Dar ten jį nuplakdavo, nusižemint liepdavo ir panašiai. Jis nusižemindavo, bet vis tiek turiu išlikti ištikimą savo priesaiką ir taip toliau. Laikėsi šito. 80 žmonių spaudimas vienam. 9 mėnesius. Tai čia savivertė turėjo būti geležinė šito žmogaus.
Tai va, tai nežinau, ar atsakiau į tą klausimą, bet aš matyčiau va šitai. Kadangi jis pats apie save nekalbėjo, tai labai sunku pasakyti. Tarp kitko, dar viena provokacija, kai atsiversit knygą, pamatysit paskutinį gabaliuką. Ten yra toks truputį palyginimas apie Kryžiaus Jono mokinius, jeigu taip galima sakyti. Ir ten aš pasakoju apie Robertą Šumaną. Europos tėvas, ar ne? Šiaip tai jisai savo juodžiausiom valandom, kai buvo Gestapo persekiojimas ir slapstėsi vienuolyne, jis skaitė Kryžiaus Joną. Ir kažkaip aš ten, kai pradėjau, truputį pasidomėjau, man jie labai panašus pasirodė. Čia dar vienas žmogus, kuris niekada nekalbėdavo apie save. Bet čia tiesiog paskaitysit paskui tą provokaciją, bet tokių žmonių tarp mūsų yra, ar ne? Tai vad kas įdomiausia, kad tie, kurie būtų galėję prirašyti tomus biografijų, neparašė nieko, absoliučiai. Ačiū labai, jūs taip atsakėt gerai, kad galima, man tokia išvada, kad ir tai būna, kad galima mylėti save, savęs nemylint. Turbūt, kad taip, mylint kitą, bet kitą iš didžiosios raidės. Mylint kitą, taip. Per kitą, taip. Per dalyvavimą. Ačiū. Dar klausimų? Pasidalinimų? Pasakykit, yra, lyginant, toks filosofas Platonas parašė 2 erotinius dialogus, o vat kaip, aš iš gandų žinau, kad Teresei Avilietei tos mistinės ekstazės kažkaip artimos erotiniai patirti, bet jau to vieno berninio ar kokio labai ten ekstazai. O gal galėtumėt kažką per Joną kažkaip tą mistinę ekstazą pakomentuoti, kaip čia, kas čia vyksta, bent jau ką Jonas parašė. Tai dabar Teresės miestai irgi yra ta knyga, jeigu ką, reiškia, apie Teresę mes ten turim šį bei tą ir jos gyvenimą. Tarp kitko, mes turime gyvenimo knygą Teresės, ar ne? Turim gyvenimo knygą, ten jinai aprašo, reiškia, tą patirtį, kurią bando pavaizduoti Berninis. Tai dabar numatot, kadangi mes apie Dievo patirtis galim kalbėti, apie bet kokias patirtis, kaip mes galim kalbėti, ar ne? Mes galim kalbėti per protą, ar ne, analizuodami, ką ten žmogus jaučia, žinai. Arba ten per mokslą, ten hormonai kažkokie, tai čia sukasi, taip toliau. Vat mokslininkai dabar labai gerai paaiškina, kaip ten su ta meilė ir taip toliau, ten kažkokie feromonai užuodė ir iš karto ir tu jau ten strėlė ir taip toliau. Tai dabar, kai susiduriu su tokiu dalyku, kai kalbam apie Dievo patirtį, tai matot, tai dabar mes žmogum galim arba tikėti, kad jis tikrai susitiko kažką, kas yra daugiau negu paprastas tas erotinis išgyvenimas, arba mes galim suvesti viską į kūno funkcijas. Tai dabar, jeigu tu žmonės mylisi, tai kas tai yra? Ar tai susiveda vien tik tai kūno funkcijas? Jūs paklauskit dorą mokslininką, kuris yra materialistas ir jisai jums paaiškins protingai, ir ne, kad ten tokie feromonai, ten tokie hormonai, ten tokį tašką palieti, anokį tašką palieti, ir tada ten pasklinda kažkas, tai ir tada nervai praneša tokią tai žinią. Braižys schemutė, viskas bus labai aišku. Bet man kažkaip netgi ir to žmogiškos meilės, visiškai nesinori į tą tokį, kūno lygmenį suvesti, ar ne? Nes matot, mes iš tiesų esam labai užkrėsti, noriu pasakyti. Tokio materialistinio mąstymo mes labai mėgstam viską suvesti į bazinės funkcijas, ar ne? Jeigu žmogus ten, nežinau, pavyzdžiui, ten eina į valdžią, tai jau būtinai dėl to, kad jam reikia daugiau pinigų. O gal jis idealistas, gal jisai gero nori, ar ne? Gal jis kažką gero dėl kitų, ne, čia jis tik dėl pinigų, ar ne? Jeigu, žodžiu, viską suvesti, arba baziniai norai, kad žmogus arba kažkokį poreikį nori patenkinti kūno, maisto, sekso, saugumo, šilumos, arba kažko bijo prarasti. Tai mes galim užsidaryti tam vienam lygmenį ir viską šitaip aiškinti, ir kažkokiu būdu savo tu paaiškinsi, ar ne?
Nu, mes galim būti įtarūs ir visą laiką išvelgti, kad kitas žmogus, va tik tai dėl tų tokių, nu, dėl sotesnio duonos kasnio, nu taip, galime aiškinti vien tik kūno lygmenį. Bet man, nu, aš gal idealistiškesnė šitą, nu, man netgi žmonių santykių nesinori taip aiškinti. Dabar ką aš noriu pasakyti, va, konkrečiai apie tą Darinijos, sakykim, skulptūrą. Užsako jam parodyti ekstazę. Nu, žmogus ekstazę rodo, kaip įsivaizduoja, ar ne? Jis ten dar vieną skulptūrą yra padaręs, aš dabar nepamenu, Šventa Cecilija. Kažkokią dar vieną ekstazę yra padaręs, jūs neprisimenat, kas Romoje buvo. Labai graži skulptūra, irgi tokia balta moteris, irgi, nu, absoliučiai panaši, ten dvynė Šventos Teresės. Nu, tai jam užsako šventosios ekstazę, žmogus ten, nu, gal matęs, kaip atrodo moteris išgyvenanti orgazmą, nu, ir jam automatiškai, nu, kad va taip reikia parodyti. Bet dabar, jeigu pats žmogus sako, nu, kad tai buvo, nu, daug daugiau, ar ne? Ir jeigu mes, tai čia būtų fenomenologinis lygmuo, ar ne? Nu, mes gal reikėtų tikėti žmogumi, jeigu jisai sako, nu, ne orgazmas buvo, daugiau buvo. Ar ne? Nu, patikėkim žmogum. Dar vienas yra ženklas. Tada mes pažiūrim, ką tas žmogus veikia. Tai dabar orgazmą turbūt turėjo daug moterų. Nu, bet 17 vienuolynų, nu, ne kiekviena įsteigė, ar ne? Ir dar su tokiom lygom ir su tokiom, nu, tikrai tokiom sąlygom, kai moteris buvo apskritai ten laikoma tarp 4 sienų. Nu, negalimas, nu, neįmanoma suvesti, neužtenka nežinomųjų ten. Man trūksta, vis tiek man tas X lieka toj lygty. Nu, jis niekaip nesusiprastina, aš negaliu to X suprastinti. Yra dar kažkoks nežinomas dedamasis. Tai dabar šitoj vietoj, netgi jeigu ir buvo, o greičiausiai buvo, nes šiaip tai, kai kalba Kryžiaus Jonas apie Dievo patirtį, nu tai sako, išgyvena dvasia pasimėgavimą, jisai nebijo to žodžio, delight, ar ne, deleite ispaniškai, jis nebijo to žodžio, mes bijom, mes verčiam pasigėrėjimas arba džiūgavimas, nes mes norim distanciją išlaikyti, ar ne? Atstumą išlaikyti. Kryžiaus Jonas sako, pasimėgavimas, delight. Tai reiškia, ir skonio gali būti, ir lietimo, ir klausos. Nes, pavyzdžiui, jeigu pasigėrėjimas, tai tik tai, vat, aš gėriuosi paveikslu, arba aš, nu, gėriuosi, kad ten muzika kokią gal, ar ne, vat, kas per atstumą ateina pas mus. Bet jeigu jūs sako žodį delight, ar ne, vat, tas deleitė, tai yra visi įeina, visos juslės, netgi tos, kurios įtraukia kontaktą. Ir Kryžiaus Jonas sako, Teresė irgi apie tai kalba, tarp kitko, kad kai mėgaujasi Dieve dvasia, tai išsilieja pasimėgavimas netgi iki tolimiausių kaulų čiulpų. Kūnas savaip išgyvena gėrį. Kūnas turi savo būdus išgyventi gerumą. Ar ne, bet kai gerai, ar ne? Tai erotinis lygmuo, aišku, jisai galėjo būti. Kūnas galėjo džiaugtis ir mėgautis Dievo patirtim, bet tuo neužsibaigė. Tai aš va taip sakyčiau, pagal Kryžiaus Joną. Bet čia tokia jau rimta diskusija darosi. Ten Teresės bažnyčioje, kur rodo, kad angelas perveria Teresės širdį, tai ten ta ekstazė pavaizduota, nu, Teresės bažnyčioje, ten virš altoriaus. Čia ta ekstazija, taip, kuri gyvenimo knygoje yra aprašyta, ten kaip pati Teresė pasakoja, reiškia tą patirtį, ar ne? Bet ten matot, mes visą laiką strėlė. O ir strėlė vartoja žodį strėlė? Jinai vartoja žodį strėlė, taip. Ir kad reiškia strėlės ant galio, kibirkštis, bet labai įdomiai, vat, ko paskui ten dailininkai neparodo, kad reiškia Dievo meilės kibirkštis, iškritusi iš to liepsnojančio, ryjančios ugnies Dievo laužo, įkrinta į širdį ir ten irgi tampa ryjančia ugnimi, ar ne? Vat apie tą kibirkštį kažkaip Berninis, nu, nieko neparašė, ar ne? O iš tiesų ta kibirkštis yra svarbiausia. Ar ne, Dievo kibirkštis, tos strėlės antgalis, liepsnojantis antgalis. Aš nežinau, pas mus, man atrodo, tenais Teresės bažnyčioje, ten freska, man atrodo, yra liepsna ant antgalio. Tai tas uždegimas, ar ne, ką tavy palieka. Tas. Tai čia kalbant apie ekstazijas, kūnas dalyvauja, kūnas yra svarbus. Jeigu jo neužbaigiam visos istorijos, ar ne, jeigu jo neapsiribojam. Kūnas, nu, šia prasme yra būdas išgyventi. Mes įkūnyti esame. Mes esame įkūnytos dvasios. Mes nesame bekūniai angelai. Aišku, kad kūnas dalyvauja. Ar neprisakiau erezijų? Vyskupui neapskūsi, dar nėra bylai prieš mane. Medžiagos dar nepakankamai.
Ne viduramžiai. O, bet aš nenoriu, kad jūsų klaida išeitumėt. Į Toledo kalėjimą. Va, tai paskui mane į Toledo kalėjimą. Arba čia vietoj, Toledo vietoj. Va, Neišleisim šarmiklės. tai va. Tai jūs visgi Bernynio tą skulptūrą kritikuotumėte, ne, ta prasme? Ant savo knygos viršelio aš jos nedėjau. Tarp kitko, mačiau labai įdomią interpretaciją Bernynio skulptūros, bet tai labai greitai dingo. Bet aš dar spėjau ją išsiimti iš interneto, aš ją turiu išsisaugojus kažkur taip. Tai yra, įsivaizduokit, tai buvo Benettono reklama. Žinot, kad Benettono firma labai mėgsta reklamas tokias, kur mėgdavo, dabar reikia sakyti, tokias provokuojančias. Tai dabar įsivaizduokit, Bernynio, žinot, apie kokią skulptūrą eina kalba? Nu, tai tokia labai populiari. Tai dabar įsivaizduokit, va tokią Teresę, padėta ant Kristaus kelių. Nu, vat kaip pieta, Mikelandželo pieta, mergelė Marija laiko mirusį Kristaus kūną, tai ten Kristus sėdi ir laiko Teresės va tokį kūną, ar ne? Nu, tai čia tiesiog jums įsivaizduokit ir pamastymui. Tai ir Teresės bažnyčia irgi yra kažkas. Ne, gal tas. Čia bus kažkas panašaus, nes čia Benettonas, bet kaip staigiai dingo ta reklama, nu, aš nežinau, bet nesidomėjau, gal ten kažkoks ir konfliktas, paskui buvo, neįsivaizduoju, kaip ten buvo. Paieškokit patys. Nežinau, gal tada galim pratęsti tokius pokalbius prie arbatos, kas dar norite pasilikti, kas norėtumėt gauti autorės autografą. Yra knygos, yra rašytos, yra verstos. Kas susinomėjot, pajautėt, kam įsmigo ta strėlė deganti, ryžianti į pakštėlę, tai nepraleiskit progos. Ir ačiū labai.